Gal tas nagas truputėlį, bet... Dieve. Labai gražus nagai. Praeitame video kaip tik kalbėjau apie tai, kad reikia laiko ateiti į korekcijas ir sakiau, kuo yra negerai, kai medžiaga atšoka pati nuo dangos arba ją nulupame. Tai štai ši mano klientė dažniausiai, jeigu kažkur yra pradėjusi atšokusi medžiaga nuo kažkurios vietos, jinai lupina ir, žodžiu, danga nusilupa. Tai tikrai nėra gerai, matosi ant nagučių net tokios žymės ant naugusio nago, ant krašto labiau tokie ploteliai, pusrutuliai, kur tikrai nuplėštas tas viršutinis sluoksnis ir ko pasekoje tikrai paskui danga taip gerai nesilaikys, kaip jinai būtų laikiusis, jeigu mes būtumėm darę korekciją. Klientė pati tą supranta, tačiau sako, kad kitaip negali, jeigu jai kažkur jau kažkas kliūna, jinai krapšto ir viską nukrapšto. Tai pati žino, kad tai nėra gerai, bet taip daro. Nagučius šį kartą priauginsim, naudosiu tokias pusinės viršutinės formeles ir parenku viršutinę formelę didesnę negu nago plotis esantis ant laisvojo krašto, tam, kad būtų šonuose liktų vietos medžiagai ir pridedu, paprašau klientės pridžiovinti medžiagą tokiu LED žibintuvėliu. Nago priauginimui naudoju gelį ir kad patys nagučiai yra šiek tiek trapeciniai ir kad jie vizualiai atrodytų siauresni, taip patį laisvąjį kraštą pridėjusi su pirštais paspaudžiu, paformuoju tokią kaip po arką, kad nagutis atrodytų šiek tiek siauresnis. Nieko baisaus, kad dalis medžiagos nuo to gelio išbėga iš po formelės, vėliau vis tiek dilčiuosiu, sulyginsiu, kad tą išbėgusią medžiagą ir irgi, kad greičiau darbas vyktų, tai pasiimu frezą ir su frezos pagalba sulyginu tą išbėgusią medžiagą ir aišku, to neužtenka, paskui imu paprastą dildę ir su paprasta dilde irgi palyginu truputį tą paviršių, kad neliktų tokio laiptuko ir kad paskui, kai dėsiu kitą medžiagą, jinai man tolygiau išsidėtų ir kažkur nesubėgtų, nenubėgtų. Priauginus nagus, pereinu prie odelių tvarkymo. Irgi jau ne kartą esu savo video sakiusi, dėl ko būtent šitam etape, o ne anksčiau. Todėl, kad dildžiavau su dilde, lyginau tą priaugintą nagą ir kad nepažeisti jau nuvalytų odelių. Dėl to palieku šito etapą būtent jau po priauginimo. Odelių išvalymui naudoju liepsnelę, tai 21 mm, dažniausiai dirbu arba su raudono arba mėlyno markerio, visiems reikia turėti, šiaip jau net jeigu ir sau tvarkantis namuose, tai reikia turėti tokių dviejų tų šiurkštumų frezų antgaliukus, todėl kad, jeigu sau darotės ir jau žinote, kokio to antgaliuko reikia, jeigu ne faktas, kad jeigu ateis mama, draugė ar dar kažkas ir paprašys padaryti jai, tai kad jai tiks tas pats antgaliukas. Tai reikia tas šiurkštumą ir tą spalvytę, tą markerį frezos antgaliuko parinkinėti būtent pagal odeles. Jeigu odelės yra švelnios, plonos, tada geriau naudoti švelnesnį antgaliuką, kuris yra raudono markerio. Jeigu odelės tokios grubios, labai sausos, labai daug jų užaugusių, tada gali reikėti net ir mėlyno antgaliuko, kad su jomis susitvarkyti. O dažniausiai mėgstu irgi odeles nuvalyti naudojant rutuliuką, tai atlieku aparatinį manikiūrą, kaip sakiau, kažkada tai žirklutes naudoju tik tai savo arba esant labai užaugusioms tokioms drėgnoms didelėms odelėms nuvalyti. O prieš dengiant nagus geliu visą laiką perdengiu juos baze. Bazė yra kaip pagrindas, tai yra toksai
tarpinis variantas geresniam sukibimui nago tarp nago plokštelės ir tos tvirtos medžiagos. Šį kartą naudoju Roja gelį. Kaip žinote, kas jau gal ne pirmą kartą žiūrite mano video, kad šiaip jau aš dažniausiai dirbu su geliais, mėgstu dirbti su geliais. Na, bazės naudoju kaip tik tais atvejais, kai yra ten tvirti ir arba pastiprinti nagučiai. Stengiuosi išdėlioti medžiagą taip, kad nereiktų dilčiuoti, tačiau labai dažnai būna, kad vis tiek kažkur laisvai kraštą palyginu, na, pagražinu taip, kad viskas būtų ne tai, kad idealiai, na, bet bent jau mane tenkintų. Tai iš apačios irgi išfrezavau, kad nebūtų laiptuko, nes buvo priauginimas su viršutiniam formelėm ir ten medžiaga gali truputį būti pabėgusi, gelis gali būti pabėgęs ir toks laiptukas, tai kad neerzintų ir klientas apačioje nekrapštytų, tai tą laiptuką irgi išfrezuoju. Spalva gali pasirodyti labai artima arba net tokia pati kaip ir praėjusiame video, tai nėra ta pati spalva, bet video irgi iš archyvų, tai buvo vasaros metas ir vasaros metu norėjosi ryškesnių tokių spalvyčių, tai jau pas mano kolekcijoje yra daug, tai naudojame tokį, darėme vienspalvius nagus, ne be jokių dizainų, be nieko. Ir pagrindinis tikslas buvo, kad ataugtų natūralus nagas ir, na, labai prašiau, kad nelupintų ir kad esant reikalui į korekciją ateitų greičiau ir kad ateitų. Tai sugrįžus su štai tokiais nagučiais, tai įdomu, kad nuo kai kurių nagų atsilupo lakas, bet įtariu, dėl ko jis atsilupo, tikriausiai dėl to, kad aš dengiau laką vienu sluoksniu, gal kažkur per storai patepiau ir jis gerai neišdžiūvo, dėl ko jis atsilupo, o galbūt irgi buvau nenuvaliusi lipnumo nuo gelio ir tam buvo kažkoks medžiagų nesutarimas vienas su kitos ir dėl to tas lakas, nuo laisvojo krašto pasilupo. Vėlgi, galbūt klientė irgi kažkur kažką dirbo, jinai dirba tikrai ir nagučius intensyviai naudoja, tai gal ir tas įtakojo. O vienas nagutis buvo prarastas ir jį priauginau, naudojau polygelį ir apatinę formelę. Klientė atėjo su pageidavimu prancūziško manikiūro ir kvadratinių nagų, tai kad pastiprinti ir iš buvusios formos padaryti tą panašią formą į kvadratą, tai ant laisvojo krašto dėjau polygelį. Aišku, mes tikrai nedarėme ir nepadarėme to saloninio ir arkinio kvadrato, tai toks natūralių nagų kvadratas, priartintas kvadratas iš natūralių nagų. Tai pastiprinau su polygeliu, sau padedu palyginti tą uždėtą polygelį, naudoju tą būgnelį. Galima iš karto lyginti dildę, galima sau pasilengvinti, naudoti kažkokį frezos antgaliuką. Tai paruoštus nagučius, jau suformuotus ale kvadratus, dabar ant jų dedame gelį ir naudoju Cosmoprofi firmos gelį. Tai kaip ir pati klientė pastebėjo, ne visi geliai, ne visos medžiagos ant jos laikosi, nežinau. Irgi kažkur esu girdėjusi, kad pasakymą, jeigu ten buvo aišku kalba apie tuos kramtukus, kas kramto nagus, tai irgi jeigu žmogui patinka nagai, kokius tu jam padarei, jisai jau nekramto, tai šiuo atveju irgi, jeigu žmogui patinka vaizdas, kas yra nagų, gal jis juos irgi kitaip naudoja ir šiek tiek pataupo. Tai ir šiuo atveju mano klientė sugrįžo su visais nagais ant pirštų ir sakė, kad jie šį kartą labai gerai atsilaikė. Tai nežinau, ar tai buvo gelio nuopelnas, ar tai buvo vėlgi dar viena priežastis, kad jie važiavo, atostogavo, tą laiką leido atostogos kažkur kelioniai, tai irgi gal nereikėjo dirbti tiek ir taip intensyviai naudoti tų nagučių. Tai tokius nagučius padarėme, tokį rezultatą gavome, o šiandienos video eina į pabaigą. Sakau jums ačiū, kad žiūrėjote, pasimatysime kitą kartą. Iki.